žmonės įsivaizduoja, kad liga atėjo kažkaip ir daugelis rašo Facebook'e, aš ten bandau įrašyti tą savo komentarą, kad liga yra priešas, liga yra didžiausias draugas. Didžiausias, koks tai gali būti. Ir aš nesakau, kad mes norim sirgti ir džiaugtis, kai susirgi. Ne, bet kame tas draugystė yra, kai tau parodo. Tikras draugas kame, kai tau parodo, kad kur tu eini, tu į bedugnę jau to įkrisi, atsipeikėk. Ir jeigu ligos nebūtų, tai pas mus iš karto būtų letalinis tas išeiga, mes iš karto mirtume. Liga mums leidžia atsistot, atsigręžti, susivokti, pasikeisti ir judėti kitą linkmę. Mes jau neinam į bedugnę. Čia kaip yra kaip gyvenimo korekcijos. Eini ne tuo keliu, pakerta. Tai yra pagalba, mums pirminė skausmas yra pirminė, nes skausmas yra iš viso, kaip aš sakiau, vienas lengviausiai valdomų dalykų, subjektyvus dalykas, bet be skausmo mes nežinotume, kad nudegsim, nežinotume, kad ten kažkas atsitiks ir nežinotume iš viso, kaip čia dabar, žinai, mums gyventi, nes kad mumis, kaip sakyt, išgyventume, mums išgyvenimui reikalingas šitas dalykas, būtent, nes skausmą pajutę mes jau žinom, atsargiai, galim įvaldyti tą meną, galim valdyti ugnį, galim valdyti peilį, galim valdyti įvairius dalykus, kurie yra kaip ir grėsmė mums, sukelia skausmą, viską sužalot mums gali, bet mes tam ir esam žmonės, kad įvaldytume tai, tą visą stichiją, įvaldytume, kad jie mums pagalbininkai taptų tos energijos.